sudėtingiau, kaip bebūtų MFA Žalgiris MRU visai kitus tikslus. Čia pirma, arčiau baudos aikštelės. Čia gražus klaidinami judesiai. Ojojoj. Ojojoj, kas čia vyksta ir na, dabar pasisekė kažkuria prasme. Čia tolimas bandymas. Baudos aikštelėje kamuolys, paguldyta varžovės smūgis, Surukova gelbėja komandą. O čia Gargždų Bangos ataka ir pražanga. Birgelaitė atrodo šį kartą įžaidžiamas kamuolys, perdavimas artimojo virkšto link ir 1-0. Vis tik tai pavyksta MFA Žalgiriui MRU pramušti varžovių vartus. Ugnė Lazdauskaitė. Tikra MFA Žalgirio MRU lyderė. O čia labai geras perdavimas ir ar pavyks pasižymėti Bangai? Deja. Molimeda Šeškutė. Nieko nelaukdama iš karto labai toli meta į varžovių aikštės pusę. Čia kokia klaida ir dabar jau 2-0. Baigėsi klaida. Iš esmės pasisekė čia MFA žaidė. Labai dideli tarpai tarp Bangos žaidėjų linijų. Ilgas perdavimas, čia Lazdauskaitė, kairę koją smūgiuoja, bet Hello and Lola. Arbitrai. Oi. Bet kokia tai yra apmaudi klaida ir baudos aikštelėje kamuolys ir kokios progos dabar neišnaudoja rinktinės vartų sargė. Čia geras perdavimas tarp linijų, Meden, jos perdavimas arčiau vartų ir o čia gera galimybė, smūgis į vartus ir baudos aikštelėje vėl labai geras perdavimas ir kaip ir sakiau prieš tai, kol kas kampinių metų MFA Žalgiriui nebuvo pavykę nieko nuveikti, tačiau čia atrodo prikalbų ir krenta ketvirtasis įvartis. Ugnė Lazdauskaitė kamuolį į vartų tinklą, ketvirtasis MFA Žalgirio MRU įvartis ir gera situacija ir čia dar vienas smūgis lietimu atiduoda kamuolį durų, šios perdavimas į baudos aikštelę ir čia gera galimybė, bet tos galimybės vyksta rungtynės tarp Hegelman ir Transinvest. O čia galimybė, dar vienas smūgis ir tikrai nebus lengva. Čia dar viena ataka ir nepavyksta. Ir tai yra viskas. Ilona Birgelaitė skelbia apie rungtynių pabaigą, rungtynių, kurias MFA Žalgiris MRU šį kartą laimėjo rezultatu 4-0.